Sveiki, sveikinu atvykus į kelionę pakeliui su Dievu, kur vaikščiosime sekmadienio šventraščio dirvonuose. Trečias Advento sekmadienis. Tai yra džiaugsmo sekmadienis, nes artėja pasaulio išganytojo atėjimas į šį pasaulį. Skaitome Evangeliją pagal Matą. Anuo metu Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusiuntė savo mokinius jo paklausti: ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito? Mylėjai, ką mes išgirdome šiose eilutėse? Jonas suabejoja. Ar Jėzus yra tas, kurį jisai paskelbė, kad Jonas Krikštytojas yra jam nevertas net atrišti kurpių dirželio, nes tai yra Mesijas. O dabar Jonas Krikštytojas abejoja. Jis pats yra kalėjime jau, uždarytas. Jisai ko gero žino savo likimą, kas jo laukia. Ir tuomet aplanko tos abejonės. O visgi, o gal bus kitas vis? Gal ne Jėzus yra tas, kurio yra išpranašauta pranašų ir kitų, kad tai bus Mesijas. Šis trumpas Evangelijoje pagal Matą Jono suabejojimas tai yra apie mus. Ar mus panašiai irgi neplanko įvairios mintis, abejonės? Abejonės savo gyvenimo keliu, abejonės savo pašaukimu, savo veikla, abejonės aplinka, kurioje gyvenu, kurioje dirbu. Abejonės. Turbūt tai yra natūrali žmogaus gyvenimo palyda. Ir šiandien kaip niekad galbūt yra žmonių, kurie serga tomis abejonėmis. Bet tas abejonės mums geriausiai gali išsklaidyti tik Jėzus Kristus. Ir štai toje pačioje trečio Advento sekmadienio Evangelijoje jis atsako Jonui Krikštytojui ir kiekvienam iš mūsų. Jėzus atsakė: keliaukite ir pasakykite Jonui, ką čia girdite ir matote. Aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji prikeliami, vargdienėms skelbiama geroji naujiena. Ir palaimintas, kas nepasipiktins manimi. Įsivaizduojate, kas yra labai svarbu kiekvienam iš mūsų gyvenimo kelyje, kai matome netinkamus pavyzdžius, apgaulę, melą, negerumus visokius, nepasipiktinti. Aš pamenu, kaip man mama sakydavo, Egidijau, tik niekuomet gyvenime niekom nesistebėk. Manau, tai yra tas pats žodis, ta pati reikšmė, stebėtis ir piktintis. Sakydavo, niekom nesistebėk. Nesakydavo, kom nusistebėsi, pats dar blogiau vėliau padarysi. Dar blogiau pasielgsi. Bet šiandien Jėzus prašo, kad mes būsime tikrai palaiminti. Irgi Jėzaus tas kalno pamokslas, tai yra palaiminimų pamokslas, kurisai sako, tai yra gyvenimo programa žmogui, jeigu jisai nori būti laimingas. Ir iš tų programų punktų šiandien dar vieną šį trečią Advento sekmadienį išgirdome: jeigu nori būti palaimintas, gyvenime niekom nesistebėk, o ką jau čia kalbėti, piktintis. Nes tuomet tu žengi atgal. Tu tuomet dairaisi. O apie tokius, kurie dairosi atgalgi, Jėzus pasakė, tas, kuris dairosi atgal, uždėjęs rankas ant arklo rankenų, nevertas eiti paskui mane, nevertas eiti su manimi. Mes esame kviečiami tais,
kurie eitume į priekį. Ne atgal, bet į priekį. Todėl bažnyčioje yra nuostabu, kad mūsų bažnyčia yra šventoji ir kartu nuodėmingoji. Todėl, kad nuodėmingi esam žmonės. Bet bažnyčia yra šventa, nes jinai yra Kristaus įsteigta. Ir Kristus kviečia bažnyčią ir savo vaikus, nežiūrint visų trūkumų, netobulumų, menkumų, abejonių, nesidairyti šonus, bet dairytis į Kristų ir eiti kartu su juo.